Atrodė. Ketvirtadienio vakarą šalia Birštono esančioje karališkoje rezidencijoje nusileido 20-ojo Lietuvos moterų krepšinio lygos sezono uždanga. Iškilmingame vakare susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, Lietuvos moterų krepšinio lygos direktorė Audra Ginelevičienė ir kiti garbūs svečiai. Čempionatas vyko gana įtemptai, įdomiai, gražiai ir tikrai jums, dailiosios lytės atstovėms, didžiulis ačiū ir šiandien mes dėl jūsų čia susirinkę pagerbti, vertinti ir pasidžiaugti nuostabiais pasiekimais. Aš pagalvoju, džiaugiuosi, kad mes turime 8 komandas ir geografinių principų mes užkloję Lietuvą ir šalia to vyro krepšinio mes visą laiką bandom įrodyti, kad galim krepšinį kurti miestuose ir mes. Šventės pradžioje apdovanojimai buvo įteikti geriausius asmeninius rezultatus pasiekusioms krepšininkėms. Kauno Aistės LSU paradė žaidėja Laura Svarytė buvo lyderė net 2 kategorijose. Krepšininkė ne tik geriausiai kovojo dėl atšokusio kamulio, bet ir tapo naudingiausia lygos žaidėja. Dėl atkovotų kamuolių tai jau žinojau, nes jau ne vienas buvo sakęs, o dėl to, kad naudingiausia, tai tikrai nesitikėjau. Nes, nežinau, kažkaip nesijaučiu gal tokia. Sūduvos aukštaūgiai Vieta Šalkauskė dominavo rezultatyviausių skiltyje. Krepšininkė per rungtynes pelnydavo po 17,1 taško. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko Utenos žaidėjas Akeli Daniels. Sirenų krepšininkė Kornelija Balčiūnaitė buvo nepralenkiama pagal perimtus kamuolius. Geriausių trenerių išrinktas Sirenų strategas Linas Šalkus. Tikrai nededu jokių pastangų ten vidutiniškai ar prieš kažką geresnė būt, ne, aš paprasčiausiai noriu pati gerai žaisti, kad aš sugebu ir tą išnaudoti. Šventės kulminacija tapo komandų apdovanojimai. Nugalėtojų taurė ir medaliai atiteko Vilniaus Kibirkšties Viči krepšininkėms. Ant prizininkių pakilos lipo antrąją vietą užėmusi Marijampolės Sūduva ir trečiosios likusios Klaipėdos Fortūno žaidėjos. Kokius, sakykime, tikslus įsikėlėm, tos tikslus visus pasiekėm. Tai praktiškai galima sakyti, kad sezonas yra labai geras, bet kaip visada, kaip treneris, kaip žaidėjas, visada kažkur siekia tobulybės, visada kažkur yra prie ko prikibti ir, sakykime, atsisukus atgal sezoną, be abejo, labai yra daug dalykų, prie ko galima prikibti, prie ko galima, sakykime, norėti daug geriau. Bet tai yra sportas ir tai yra kiekvieni metai, jie kažką duoda. Kibirkštis buvo komplektuojama Eurolygai, o mūsų komanda buvo komplektuojama ketvirtui. Tai, man atrodo, tikrai gerai pasirodėm ir tas finalinė serija, manau, kad buvo tikrai graži ir įdomi ir kova buvo. Nebuvo tokius vienus vartus. Koks tokius? Taip, panašiai taip. Oh, goodness me! Kaip visada, kaip sportininkai, jie pradžioj gal norisi šiek tiek daugiau, po to realiai įvertinti situaciją, bet visumoj, žiūrint sezono eigoje, tikrai mes esam vertos šitos 3 vietos, o jeigu būtų gal labiau pasisekę pačioj pradžioj sezono, tai gal būtų buvę ir dar aukštesnė vieta.